Tik pažvelk, kiek pasaulyje gėrio, grožio ir laimės. Tik suspėk visą šitą pagaut, žvelk pakėlęs galvą į mėlyną atvirą dangų ir pajust, kad širdis vėl laisva. Jaus gyvenimą ilgą ir gražų, tokį, kad būtų jauku ir ramu. Labą dieną visiems, labą dieną svečiams, labą dieną mokytojams, tėveliams ir be abejo, labą dieną mūsų mokiniams. Taigi, sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžia. Turime svečių, Daugų miestelio gyventojų. Turime Daugų seniūno pavaduotoją Algirdą Marčiukonį. Dabar kviečiu visus sugiedoti Lietuvos himną. Kviečiu mažąją aidą ir didžiąją aidą. Jos prasmė į širdį iš širdies. Mano dainą rudeniniai lapai ošia, į kiekvieną širdį įsilies. Mano pasaka gražus, vaikystės sapnas, saulė tviskantis, upelis pagiri, nebaigta mintis apie vaikystę savo rūkuose ištirpęs spindesys. Ačiū. Vasara prabėgo akimirksniu, beliko šilti atostogų prisiminimai. Tačiau laikas bėga ir vėl rugsėjis, vėl mokykla, namų darbai, rutina. Tačiau ne viskas taip blogai. Laukia jų koncertai, nauji įspūdžiai, o susitikimas mokykloje su vasarą nematytais draugais tikrai žada kažką ypatingo. Taigi, mūsų dienos kaip šventė, dainuoja studija su Vingis. Esu už savo skausmą ir
pasveikinimo žodį tarti kviečiu Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos direktorę Ireną Abromavičienę. Labą dieną visiems mėliems mokytojams, tėveliams ir mokiniams. Aš noriu pagarsinti švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimą. Šventiškai, kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis, pasitinkame naujus mokslo metus. Linkiu, kad jūsų smalsumas, naujų žinių troškimas, kibirkščiuojanti jaunatviška energija neblėstų visus metus, o sėkmingai įveikti iššūkiai įkvėptų siekti naujų viršūnių. Tai čia buvo mokiniams, paplokime jiems. Mieli mūsų šaunūs darbštūs profesionalūs mokytojai, jūsų rami išmintis, savo dalyko išmanymas ir kantrus atsidavimas darbui, sugebėjimas kasdienybę priimti kūrybiškai, geronoriškas požiūris brandina jauno žmogaus protą, drąsina širdį, nesustokite, siekite naujų profesinių žinių, naujos patirties, kūrybiškai priimkite svarbius šių dienų visuomenės iššūkius. Jaunam žmogui jūs esate pavyzdys ir autoritetas, kartais visam gyvenimui. Kantrybės jums, ištvermės, kuo daugiau džiaugsmų tviskančių, pakilėjančių akimirkų, suteikiančių jėgų, įprasminančių mūsų profesiją. Nuoširdžiai noriu pakviesti mokinių tėvus, intensyviau įsitraukti į mokyklos gyvenime. Kurkime savo svajonių mokyklą, veikdami išvien dėl bendro tikslo. Tebūna tai palanki ir suteikinti impulsą tobulėti erdvė visiems bendruomenės nariams. Kiekvieni mokslo metai tai nauja knyga, kurią rašome visi kartu. Tegul pirmasis jos puslapis būna džiaugsmingas, o visi metai kupini gyvybės ir veržlaus kūrybiškumo. Jūs sveikina ministrė. Gal keletą žodžių tars seniūno pavaduotojas? Prašom. Labą dieną, mielos mokyklos, miela bendruomenė, direktorė. Čia pasiryžimo, pasiaukojimo ir savęs atradimo. Labai smagu, kad tikrai niekieno neverčiami, stengiatės surasti savo aš, savo laisvalaikį, skiriate prasmingai, gražiai veiklai, gerų pasiekimų, sėkmės gyvenime visiems pedagogams, kantrybės ir kantrybės. Pirmokai ir visi mokiniai pasiruošę naujiems mokslo metams. Taigi atostogoms ir vasarai sudie nori tarti Gabija Alvita su mokytoju Algirdu. Prašom. kaip suskambės Ingos Jakimavičiūtės kanklėmis atliekamas Panerių medžiotojų teatras.
mokytoja metodininkė Laimutė Aleksikienė. Taigi dabar sveikinimo žodį kviečiu tarti mokyklos tarybos pirmininkę, mokytoją metodininkę Laimą Zalackį. Rudeniu tikrai, manau, dar nekvepia, bet pripažinkime, kad jau vasarą mums tikrai bando atsukti nugarą. Ir ateina laikas kibti, aišku, į mokslus, manau, visi nusiteikia, ir mums mokytojams į darbus. Bet manau, geros emocijos niekada nesibaigia rugsėjį. Manau, kad visi spėjome sugerti visą vasaros pabaigos energiją ir įžengėme į rudenį pozityviai nusiteikę, su geromis mintimis, gerais norais. Tad visiems linkiu naujus mokslo metus pasitikti su šypsenomis veiduose. Kupini naujų žinių būkime visi, idėjų, linksmybių ir aišku kūrybiškumo. Sėkmės visiems. Koks nuostabus pasaulis, taip mums pasakys gitaros garsais Goda Strimaitytė, mokytojas Gintautas Pipūnas. Pasiruošęs pasakyti dziudo mokytojas Edmantas Virinavičius. Prašom, mokytojau. Labą dieną visiems. Iš tiesų tai labai džiaugiuosi ir noriu pasidalinti tomis mintimis su jumis, su tais, kurie čia šiandien galėjo, atėjo ir dabar dalyjasi šitą šventę. Aš pats nebuvau tuo metu dar gimęs, tačiau yra atsiliepimai, kai Nikola Paganinis atlikdavo kūrinius, ypatingai moterys, ypatingai jautrios sielos žmonės susiimdavo širdies ir sakydavo, jisai šėtonas. Ką jis išdarinėja? Iš tikrųjų nelinkiu būti šėtonais, tačiau atlikdami kūrinius, nesvarbu, ar tai menas su teptuku, ar tai virpinimas stygų instrumento, jūs prisiminkit, kad jūs virpinate ne to instrumento stygas, o žmonių jausmus. Ir todėl, kai jūs muzikuojate, kai jūs atliekat kažką, jūs stebėkite žmonės, komunikuokit, bendraukit. Ir va šita mokykla, aš manau, jinai suteikia tą galimybę. Ir kai grįžo iš gimtadienio vienas ir sako,
kad tu žinau, kaip mes prisišokom, kaip mes prisivalgėm skanių patiekalų. Tu ką ten tau visko to dar? Ir aš galėjau eiti. Kokios problemos? Aš irgi sakau, kokios problemos? Atėjot, pasisemkit per šius mokslo metus viską, ką tik galit. Ir prisimenu savo vaikystę, kai aš nulipdžiau iš molio ten tokį dirbinį kažkokią galvą, dabar neatsimenu. Jis man pasirodė toks tobulas tas kūrinys. Ir po kiek tai laiko, kai aš pasižiūrėjau, aš supratau, kad ten žiauriai netobula buvo. Ir mano pirmas pieštas arkliukas buvo toks gražus. Ir po metų aš pasižiūrėjau, kad jis toks netobulas. Ir mano vienintelis kūrinys, kurį aš dabar pagročiau, tai 2 gaideliai. Tai aš ir sakau, žinokit, lankykit šitą muzikos mokyklą, semkitės, kad nebūtų taip, kad praeis visas amžius, o jūs tik 2 gaidelius ir mokėsite groti. Tai va, linkiu jums visiems sėkmės, sveikatos, bendraukit kuo daugiau su mokytais, gerbkit, mylėkit, nes daug gali jums suteikti, duoti. Tėveliams didelis ačiū, kad suprato, kad čia tikrai semiamasi daug to, be ko žmogus negali gyventi. Ir aš manau, tie piešinukai olose, tai ir įrodo, kad dar tada nei politikos nebuvo. Nebuvo nei sluoksnių tarp žmonių. O jau tada menas buvo pirma viso ko. Tai sėkmės jums. Kaip gera, kad ir šiais metais mes esam vėl visi kartu. Kad mūsų mokykla gražėja, kad galime dirbti ir mokytis šioje meno šventovėje. Kad nereikia niekur vykti. Taigi dabar apie tai mūsų daina, kurią dainuoja Studijas su Vingis. Mokytojas, vadovas, instrumentalistas Juozas Abramavičius. Keistas didelis ir margas, pagundų įsukasi galva. Žengiu tarykai paklapota švarkas, tačiau širdį tėvynė Lietuva. Man daug gražuolių šypsenas dalino, bet supratau, kad metas apsispręst. Nereikia dėkti ten už vandenyno, o savo žemę gyvybę pratęst. Man reikia
ir nuoširdžiausius sveikinimus ir didžiausią padėką mes, visas mūsų kolektyvas, bendruomenė visą mūsų jaučiame Vlado Mirono gimnazijai, jos mokytojams ir vadovams už tai, kad jie, kol vyko šita mūsų renovacija, jie taip gražiai mus priėmė, jie padarė mum, sakykime, vietos. Mes tiesiog atėjom kaip pas savus ir aš čia šiandien matau Astą Turskienę, pavaduotoją, kuri daugiausiai rūpinosi visų šito, tiesiog viso kolektyvo. Irgi yra Giedrė Valandaršinė. O Jėzau, atneškit 3 rožytės ir Giedrė, tikrai dovanokit, nemačiau, ateikit, prašom, 2 pavaduotojos, direktoriaus nėra, tai mes tada jum perdodam nuoširdžiausius tiesiog sveikinimus ir padėką. Padėkoti visiems mokytojams, kviečiu ir Laimutę Aleksupienę, ir sporto mokytojus Lukoševičių, ir Vaidas, kur yra, ir mokytoja Urbonienė. Noriu, kad jūs pamatytumėte mūsų mokytojus, kurie dirba su jūsų vaikučiais. Vaidas tegul ateina irgi. Taigi visiems dėkojam, o Edmantas mano vardu visiems įteikia gėlytes. Tai jeigu nuo tos pusės, tai Rasa... Sigitai, prašom. Sigitai, Rasa Urbonienė, Laimutė Aleksupienė, Raimundas Žiūras, mūsų Algirdas Novickis, ten liko Rolandas, Lukoševičius, Sigitas, Joana Laugalienė, Laimutė Zalanskienė, Evaldas Astrauskas, Gintautas Vikūnas, Vaidas Bertanas, Edmantas Svirinavičius ir aš. Juozukas. Juozukai, gėlės jums. Ir direktorė Abramavič. Ačiū labai, ačiū visiems, kad atėjote. Mūsų pamokos vyks jau nuo kitos dienos, taip kaip ir priklauso. Jeigu dar su mokytojais tėveliai nori pabendrauti, ar su manim, aš esu čia jūsų paslaugoms. Dėkui jums labai ir gerų mokslo metų. Ačiū. Dar aš pabaigai užtvirtinimui. Taigi prisilieskime prie instrumento, prie paletės, prie kamolio. Populiarinkime tai. Būkime dideli savo pasiekimais, savo, kad ir nedideliais laimėjimais. O mums visiems šiais metais norėčiau palinkėti. Te nepritrūksta mumyse tolerancijos ir tvirto žodžio, gerų minčių ir gero noro, stiprios sveikatos, energijos ir gero žodžio. Ačiū visiems, iki kitų susitikimų.